Labą dieną, bičiuliai ir ne tik. Šiandien su bitynė, kaip girdite. Bitynas šniokščia, tiesiog šniokščia, dirba labai gausiai. Žodžiu, kokia situacija ir kodėl aš čia šiandien. Tai yra, vakar šiaip netaip ryžaus šitą įpiktą avilį skaitos padalinti per pusę. Tai yra čia, kaip rodau piršto, tai yra mėlynas ir paskui toks kaip violetinis. Tai vakar aš jį padalinau, motinėlę, pamačiau, bet biškutį klaidą padariau. Jis dabar liko anam kraštiniam aviliukė. Bet tikslas yra tame, kad šiandien šai gavau Italijos, Suomijos selekcijos bites ir jau šiandien jas įkurdysiu į šitos aviliukus. Vakar čia iš vis nebuvo įmanoma vaikščioti, kai šitas piktasias užjudinau. Šiandien net nežinau, pirmą tikrai gerai turėsiu apsirengti, nežinau ar filmuosiu, nes yra gan keblu. Vat jau kabinasi, neleidžia. Jau net neleidžia. Valau užsidėsiu, kad man. O jau iš karto prisistatė. Užsidedu sietuką, jau mikrofoną iš karto atakuoja. Taip, nieko gero nebus. Žodžiu, ką spėjau, tą spėjau papasakoti, nelabai ir norisi. Vakar tikrai įsegė ne viena bitė ir vis tik nusprendžiau atsisakyti šitų baisiai piktųjų bičių ir reikia vieną kartą baigti, bet aš jom irgi suteiksiu galimybę, tai yra vis tik, kaip čia šitas traninis, žodžiu, tą traninę šai vėl perkėliau čia į tokį mažiuką. Vis tik, kaip bebūtų, net ir tokią gerą motinėlę ir vis tiek jos išmetė. Tai dabar, žodžiu, yra tikslas, kad neprarasti tuos piktosios motinėlės. Šitam avily vis tiek turiu tikslą šią surasti. Ir tą motinėlę įkurdysiu šitą traninę, žodžiu, šeiminėlę. Tai dar kaip paliksiu kaip medžiagą. O šitos du dabar, kur padalinau piktasią, sakykim, bites, bus abu aviliai, tai yra Italijos, Suomijos selekcijos bitės. Ir pasižiūrėsiu, kas tai per bitės. Nežinau, ar čia gerai rašo, nes vis tik yra sudėtinga čia man filmuoti. Ką? Kurios dūlinė ir paskui aš įjungsiu. Gal iš toliau kas čia vyks, nes greičiausiai puls ir mikrofoną. Tai kaupti reikia visas jėgas ir žiūrim. Šiaip tai palei galima suprasti, jeigu motinėlė susigaudo, kad yra motinėlė, palei biteles bus galima suprasti, kad vyksta kažkas gerai. Nes avilys jau turi suprasti, kad yra motinėlė. Ir pradėti. Dabar tai jos tokios vangokos po vakar, kaip motinėlė prarado. Šitos, o pavyzdžiui, skraido kaip niekur nieko. O šitos va tokios jau vangokos. Aš šiandien musėtiau vieną įsegę. Dabar reikia dūmų kaip reikiant turėti. Tai juokas. Na jo, biškutį jau gavau. Taip, dabar kraustau čia. Jo, va šitos turi motinėlę ir jos biškutį taip kaip niekur nieko skraido. Tai va, aš tikiuosi dabar anos jau motinėlę turėdamos turėtų pradėti keisti situaciją, o dabar šitom vis tiek man reikia atimti motinėlę. Kaip nesmagu čia man su juom dirbti, tai sąžiningai pasakysiu, ekstremali situacija. Ir čia velniškai daug bičių ir neaišku, kaip jos čia sureaguos. Blemba, reikia kelti turbūt
abu aukštus, bet aš nežinau net kur. Per daug padūmini, paprasčiausiai, vėl blogai. Motinėlė nusileidžia žemyn. Gal čia pabandyti reikia seną žaidimą biškutį žaisti. Šitaip mažiau čia man jų kils. Na va, iš karto, va, matot, tik pajudinu ir iš karto vėl. Dar reikia surasti nežymėtą. Aišku, ramiai, stabiliai, kaip sakoma, bandysiu atlaikyti šitą visą. Neturiu ką jau papasakoti, stengiuosi visą dėmesį koncentruoti į motinėlės paieškas. Nu va. Toliau tęsinukas. Vis tik, kai žodžiu, kaip šito avilyje ieškojau motinėlės, vėjas pūtė pasirodo, garsas neįsirašė gerai, nes tas mikrofonas buvo apkibęs bitėmis. Tiesiog aš net ir pergyvenau, kad jau čia nepersimestų už šitų krūmų, nes te žmonės kitkavo šieną, išties baisiai buvo įsiutusios bitelės. Nu dabar lyg atrodo susitupėjo. Beje, motinėlę vis tik radau po ilgų ieškojimų šitam aviliukė, vis tik perkratęs 3 kartus lizdą, pagaliau radau vis tik meduviniam aukšte motinėlę. Motinėlė gan didelė. Tai motinėlė jau šiuo metu yra tokį čia staigiai panaudojau, vat šitas toksai mažiukas. Tai čia tas visas traninės aš skaitos vis tik iš rimto avilio tas traninės iškėliau ir dabar įdėjau šitųjų piktųjų motinėlę, bet irgi nepaleidau, bet dabar, nes jau ta traninė, jeigu sąžiningai, jin mane užkniso. Tai yra 2 motinėlės, bereikalingas vargas ir taip toliau, ir po kol kas jokios naudos. Tai jeigu piktuoji šitą motinėlę, sutvarkys šitas traninės, tai jin pasiliks tada šitą piktuoji gyvuot. Galbūt, kas čia žino, gal man užeis pabandyti juos ir kokią kartą įskaitos už kokį duoti vėl kiaušinėlį, gal juos paperėta, kad vėl išperėtų bitai. Sakykim, šita šeima turi ir tuos piktosios turi ir privalumų. Visų pirma, mano pastebėjimais puikiai atsigina nuo širšolių, vapsvų, širšių. Gerai žiemoja. Gerai neša medų. Tikrai gerai neša medų. Bet va didžiulis trūkumas, kad puola, tai irgi karališkai ir pats blogiausias, kad jos stengiasi visur palysti po drabužiais. Turiu omeny ir toksai kaip ir pavojus, sakykime, dirbant bityne, plus labai stipriai
aplinkui, paskiau ilgai vejasi, net ir šiandien filmavau, bet iš tiesų vijosi mane, nemeluosiu, apie kokį 50, gal net ir daugiau metrų, kaip čia vat yra tas laukas. Tai lygi vidurio lauko vijosi kai kurios norėdamos skaitos įgelti. Tai va, dabar yra tokia kaip ir viltis. Vis tik tikiuosi, jos rytoj galbūt vakare aš jau pažiūrėsiu, kaip ar priims tas italines motinėlės ar ne, bet to sakiau, šį kartą ir pastebėsiu jas, nes kad nesugalvotų taip kaip praeitą kartą kažkokių savo lopšelių pasislėpusios vėl pasidėti ir įsiperėti vėl savo piktųjų. Sakiau, nedaleisiu šį kartą. Labas vakaras, tai jau gilus vakaras, faktiškai yra 8:30, bet kadangi čia po didelios atseit audros, bet nieko nebuvo po tuos audros, tik tai apsiniaukia. Noriu įlysti dabar pasižiūrėti, ar čia šitas aviliukas išlaisvino motinėlę, o tenai dar turiu išplėšti šitam aviliukui tam skaitos narvelyje groteles ir paleisti abidvi italės dirbti. Tai, nu ką, pasitikrit dūmus. Faktas, kad aš nenoriu, turiu žiūrėti, kas čia bus dabar. Skaitos, nežinau, gal jau ir matote. Kandi tešla išgriaužta, tai greičiausiai motinėlė avilyje. Ir bus matyti rytoj palei jų darbą, kas tai vyksta. Ir aš turbūt Dievo nevarysiu į medį. Nu, po kol kas turbūt pasielgsiu šitaip. Vis tik aš čia biškutį papeikiau tas groteles, biškutį šituom sugrąžinsiu italinėm. Dedu iš karto jo antrą aukštą. Jau tai yra 4 aukštą. Viskas su šito aviliu. Taip. Dabar laukia sekantis. Ai va, tai gerai, aš faktiškai čia turbūt matytis. Gal ir gerai, kad aš čia nekėliau niekur. Gerai, čia biškutį prispaudžiau bitukę. Taip, motinėlė. Jau dagriaužė kandi tešlą, tai aš iš karto, va, ką padarau, išplėšiu groteles ir čia, kad šiaip vis tik su šitom bitelėm nejaukinga, bet šiaip biškutį galbūt pavargo. Nu, su šitom, kai bebūtų, irgi neerzinu, viskas. Bus matyti sekančią dieną, nes vis tik yra gilus vakaras, kas čia neprisižaisčiau su šitą šeimyną. Bet vat iš karto išpuolė iš avilių. Jo, čia apspitusios mane irgi. Ne taip daug, bet tenka atsitraukti. Čia pasitraukiu, nes biškutį teks dabar užjudinau, reikia čia šiek tiek pertrauką padaryti ir po kokį 10 minučių ateisiu dabar jau šitą monstrinę vadinamą tą pačią pikčiausią motinėlę, paleisiu į šitą traninę šeiminėlę ir arba jinai čia padarys šitoj traniniai tvarką arba ne. Tai prisijungsime po 10 minutėlių kokį. Dabar biškutį. Tai dabar labai greitai
bandau šitas motinėlę išlaisvyti ir nešdintis reikia iš tuočio bitimo. Monstras dabar yra šitame, įkrito, mačiau akivaizdžiai, viskas, nežinau dabar šitam bus irgi kipišas. Mikrofone pilna bičių, aplinkui bičių, tai žodžiu, viskas, monstras irgi paleistas yra į šitą traninę šeimą. Ir žiūrėsime, kas čia vyks. Ką, ačiū, kad žiūrite ir viso gero, nes tik šiandien čia ekstremali situacija, tai bitės skraido siunta. Galbūt atsiprašau iš karto už garsą, nes iš ties labai daug ant mikrofono, vis tik čia sujudinau, o plus lietus toksai kaip ir lyja. Ir renku savo kalukus ir nešdinuos iš čia ir žiūrėsime, kokia čia bendra bus situacija. Jeigu rytoj iš ryto šviesą ulukė, galiu net ir atvažiuosiu pažiūrėti, kaip jos čia bando visos kilti. Galbūt dar teks važiuoti link namų čia šituom uždėti tokį gabaliuką sietuko, nes dabar pridariau, kad motinėlė neišlystų, kad ne, aš bijau, kad neatsitiktų toks dalykas, kad ta motinėlė nesugrįžtų šitą avilį. Nu tikėkimės, taip neatsitiks. Ką, viso gero.